kviečiu jūs pasivaikščioti po mano universitetą. Pristatydama fakultetą, kuriame mokausi pati, miškų ir ekologijos, noriu pasidžiaugti gražia rugsėjo 1-osios tradicija. Jos metu mes sodiname ąžuoliukus ir liepaitės. Esame agronomijos fakultete. Čia profesoriaus Ruokio auditorija, kurioje mes mokomės geologiją ir dirvotyrą. Docente, ar galėtume pamatyti jūsų laboratoriją? Jūs medžiotoja? Būsima. Kita prašau. Čia turime vienintelį katiną Lietuvoje, kurio negalima nei glostyti, nei šerti. O mes esame medžioklėtyros laboratorijoje, kuri yra vienintelė ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Tai Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Šitą katiną ne tik galima, bet ir būtina šerti, glostyti ir mylėti. Esame vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete, vienoje iš laboratorijų, kur tyrinėjami vandens tekėjimo dėsningumai. Esame tribologijos laboratorijoje. Tribologija – mokslas apie trintį, jos pasekmę dilimą bei pasekmių valdymą įvairiomis techninėmis priemonėmis. Esame ekonomikos ir vadybos fakultete. Mes esame pats jauniausias fakultetas šiame universitete. Yes. Mūsų fakultete yra net 4 socialinių mokslų srities studijų programos. Mes vieninteliai Lietuvoje ruošiančius žemės ūkio ekonomikos bei verslo vadybos specialistus Lietuvoje. Tik pas mus buhalteriai gali gauti universitetinį išsilavinimą. Kiekvienas mūsų fakulteto absolventas turi puikias galimybės įsidarbinti. Mes nuoširdžiai džiaugiamės, jog esame čia. Žemės ūkio specialistus ruošia šiaip. Gražus miestelis. Man atrodo, ten kažkas panašaus į Kaziuko mugės vyksta. Lietuvos Žemės ūkio universitete vyko tradicinė pavasarinė žemės ūkio paroda Ką pasėsi 2011-ieji. Šiemet rengiama jau 16 kartą. Parodos organizatoriai Lietuvos Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Žemės ūkio universitetas. 22 hektarų plotai išsidėsčiusi paroda yra didžiausia Baltijos šalyse. Joje dalyvavo per 250 įmonių, daugiau nei 400 smulkiųjų verslininkų, amatininkų. Sulaukta dalyvių ir iš 10 kitų šalių. Kaip ir kasmet, ypač gausi ir įvairi buvo žemės ūkio technikos ekspozicija. Šiemet parodoje pirmą kartą buvo galima pamatyti ir išbandyti vieną galingiausių pasaulyje vikšrinį traktorių Case IH Quadra. Vyko parodomieji važiavimai. Parodos lankytojai galėjo stebėti olandų parodomąją programą Stihl Timber Sports. Tai unikalus renginys, kurio metu demonstruojami aukščiausio lygio sugebėjimai naudotis motoriniu ir rankiniu pjūklais bei kirviais. Parodos metu vyko forumas, mokslinė praktinė konferencija ir net 21 seminaras. Parodos paviljone įsikūrusio Lietuvos Žemės ūkio universiteto ekspozicijoje buvo laukiamas jaunimas, norintis studijuoti Lietuvos Žemės ūkio universitete.